aš ir noriu jūsų paklausti, jūs taip pat manote, kad partijai tiesiog reikia nubrėžti brūkšnį ir kad partijos reitingai niekaip čia nenukentės ir partijai bus lengva, vadinkime, taip atsiriboti nuo viso šito? Man atrodo, tai nėra pats svarbiausias klausimas, nes svarbiausias klausimas yra vis dėlto, kad būtų atsakyta į klausimus, kokia yra, jeigu yra Kazio Starkevičiaus kaltė šitoje byloje, tai yra kuo jis yra, jeigu bus įtariamas, tam, kad galima būtų jau šitus dalykus įvertinti. Nes, na taip, objektyviai žiūrint, išskyrus patį epizodą su paskyrimu, kur taip, tai yra mano vyriausybės kadencija, Kazys Starkevičius buvo mano vyriausybės ministras nuo vyriausybių pasikeitimo po... Ja, aš noriu dar, žiūrėkit, kaip lengva būtų šitą klausimą tiesiog per akimirką paversti į mes geresnį negu kokie Žemaitaitis. Kaip lengva būtų jos vietoj dabar, kaip daro Žemaitaitis, kaip daro socdemai, paklausė, ar jums pakenks reitingus? Ne, sakyt tiesiog taip pat. Ką jūs čia sveiksat? Aišku, nepakenks, žiūrėkit, Žemaitaitis kokias nesąmonės daro, socdemai ir tiesiog vardinti ir viskas. Kaip būtų lengva. Bet ne tik, kad Šimonytė to nedaro, ne tik, kad jin to nedaro, ji savo atsakyme net pamini, kad čia jos vyriausybės buvo epizodas. Ir mes tada kažkurie žmonės galvoja, kad čia yra, jie visi blogi, ar Šimonytė blogesnė už kažką, ar konservatoriai blogesnė už kažką. Jau, aš nežinau net konservatoriai, Šimonytė, aš nežinau, ar mes turim geresnį. My God, kaip būtų lengva. Aš nesusivaldyčiau. Aš atsakyčiau klausimą ir tada sakyčiau, žmonės tegu susimasto, kai tokius rodus kaip Žemaitaitis renka iš viso, ką mes galim kalbėti apie kažkokius partijų reitingų sumažėjimus. Kai tokie velniai kaip Žemaitaitis literaliai bet ką gali daryti, gali žmogų nušauti vidury gatvės ir jam reitingum nekainuos tas. Ką mes čia kalbam, Šimonytė to nedaro ir jin dar net pamini, kad čia būtent jos kadencijų, kad čia galimai jos klaida buvo, ar jos vyriausybės, juoda dėmė. Kur šitas standartas yra socdemams? Kur šitas standartas bet kokiam kitam politikui ar bet kokiai kitai partijai?